Trečias rytas ir pasidariau savo pratimų eigą 100-100-100 ir dabar mes ruošimės ir šiandieną tyrinėsim Ubud. Na tai sulaukiam pusryčių. Čia viskas įeina iš tą kainą iš tos vietos, bet nepaklausė dar kartą, ko norim ir atnešė čia kažkokie su kiaušinio apkepėlės, kažkokios, nežinau. Bet aš kadangi nevalgau kiaušinių, tai valgysiu tiesiog vaisių. Čia arbūzai berods ir melionas galbūt ir arbatos. Ieškoti turgaus. Tai dabar einam gatvę ir užsukau tokią labai fainą basučių parduotuvę. Ir viskas yra sintetinės, ten yra ne iš odos gaminta ir labai pigios. Paskutinį kartą ieškau basučių Australijoje, radau, neatsimenu kaip vadinasi ta, Birkenstock, man atrodo. Firma, kas žinote, ir jos gana brangios, su nuolaida ten buvo $119. O čia tos basutės irgi labai gera kokybė, man tas labai geras, parduotuvė normali ir kainuoja berods $20. Tai aš grįšiu tikrai. O, štai mes ir turgui. Žodžiu, mato turbūt, kaip yra karšta ir mes čia vaikščiam po tą turgų ir aš deruosi ir man taip juokinga. Aš pasakau labai mažą kainą ir jie. Oh, no. Mes su Vaida juokiamės. Bet žodžiu, čia prisidėrėjau, nusipirkau šį bei tą, dar reikia dovanų nupirkti. Ir žiūrėsim. Šitam turgui apačioje yra pagrindė vien tik tai suvenyrai visokie. Ir aš sakau, aš labai noriu tokio labai skanaus vaisiaus. Oh, sorry, do you want to go? It's me. Yeah, go, sure. Yeah. Oh, sorry. Matot, kokios čia kietos moteriškės. Ir žodžiu, dabar einam ieškoti tokio vaisiaus. Duka vadinasi? Duka. Jisai labai skanus. Atsidarai ten toksai rūgštus gan. Tai eisim žiūrėsim. Šiek tiek apsipirkę, dar reikia lauktuvų nupirkti. Na, žodžiu, man čia labai patinka. Taip, pavieniui. Tai čia turbūt passion fruit, pasiflora passion fruit, kaip vadinasi lietuviškai? Nežinau. Ne persimonas. Čia yra mandai, čia yra bananiukai visokie. O savo dukos aš dar vis nematau, bet pažiūrėkit, kokiais siaurais takeliais. Obuoliai, braškės. Braškės nelabai gerai atrodo. Štai radau prieš išeinant šitų vaisių, kur paragavom labai skanus. Tai nusipirkau už 3000. Tai 3000 tai 30 centų. Grįžom namo. Labai trumpam noriu parodyti, ką nusipirkom. Tai nusipirkau, ką noriu tokį. Čia grojimo kažkoks. Vaida nusipirko tokių va štai indelių, gražiam smoothie bowls. Paskui aš nusipirkau štai iš tokių magnetukų, nes visada močiutė ir tėvam parvežu magnetukų. Nusipirkau tokią bliuską. Ji yra nerta. Aš Australijai mačiau, jos kainuodavo po $20, man atrodo. O čia ją nusipirkau $6. Šitą, paskui štai tokią piniginytę. Už piniginytę už $3 pirkom ar 2 už 5? 12 už $5 nusipirkom tokias piniginytės, mano tokia, Vaidos kitas spalva. Nusipirkau va štai naujam namam už $3 iš kokoso įrankius tokius.
auskarus. Nes man sako, pirk jau ten man įkalbino tą bliuskutę, kur nusipirkau ir už tai tokius auskarus, tai kartu $10 jie sidabriniai. Štai tokie. Paskui ir viskas. Ir realiai vada nusipirkau šitą, nes reikės skarelę. Nes su šitą skarelę reikės eiti pas į šventyklas. Apsigaubus. Ir jeigu paplūdimį kažkur, tai bus visai gerai. Buvom jau vakar vakariečiai ir dabar dar kartą atėjom, Aiva, trumpai pasipuošiau savo auskariukais naujais, atėjom į veganišką bufetą, tai čia valgai kiek nori ir eisim pasižiūrėsim kažkur gale ten atsėsim, pavalgysim, pasistiprinsim ir eisim pas beždžionės. Parašyta, kad įėjimas kainuoja 40 000, kas išvertus yra $4 ir čia atėjus jau 80, pasakė prieš keletą metų kainos pabrango. Na ką, eisim, čia labai įdomių skulptūrų ir ant pradžio aš jums biškį pafilmavau, dar parodysiu tokios kraupios. Ojei, jau aš kai vaikas būčiau čia pastovėčiau, tai aš visą laiką verkčiau ir bijočiau po to. Ojei. Rašo, nepanikuokit, jeigu beždžionės ant jūsų užšoka, tai leiskite joms nueiti ir padėkite maistą lėtai, nebėkite, jeigu prieis beždžionės, būkite ramus, nerėkite, nežiūrėkite beždžionėm į akis ir nebandykite niekur paslėpti maisto, neatsineškite jokių maišelių, saugokite savo daiktus. Va šita tą merginą apžiūrinėjo ir įkando tai merginai, pradėjo lįst per kišenes visokias. Čia turbūt jau piktas tėvas koks. Pagriebė kažkieno vandenį, atsidarė va ir geria. Na tai va, čia labai karšta, ėjom tenai į apačią visur, žodžiu, eina, va čia beždžionytė čiuožia, tai aš labai tikiuosi, kad jinai čia nečiups mano kameros, galim steptel pasveikinti. Labą dieną? Labą dieną, nesveikina, nemandagi. Ojo, tusa, aš nugaros ateinu. Uh-oh. Dabar čia stovim, eina viena iš galo ir čia stovėjo toksai porelė, merginas vaikino. Ir aš sakau, atsargiai, nes aš jau matau ant to vaikino į kuprinę, taikosi, optų šoko iš karto į kuprinę, daro užtrauktuką, sakau, bando kuprinę atidaryti tavo. Tai greitai nupurtė tą beždžionę, jinai dar taip piktai dar bandė pagazdinti jį kažką. Sakau, Vaidai, nu Vaidai, tu fokink, aš būsiu to apsauginis. Tai stoviu iš galo, žiūri, kad beždžionės neateitų pas mus. Bet kokios mielos, jūs pažiūrėkit tos mažytės, o jie tu savo. Ten maudosi, niurkas deda, čia visokie reikalai vyksta, jos čia
ir poruojasi, ir jos čia žimdo, ir viską. Ir žodžiu, čia yra ne kažkoks šiaip zoologijos sodas, bet mes čia atėjom pas juos į svečius. Realiai. Mes mokam už įėjimą, bet čia jos karalienės, žinokit, čia nėra jos vargšės, čia visas jų miškas, čia ištisas draustinis, turbūt turėtų būti draustinis, ar ne? Nežinau, bet, ta prasme, čia yra beždžionių gyvenvietė, o ne jos laikomos nelaisviai. Šitą beždžionę iš šito vyruko kuprinės paėmė įdegių kremą. Ir dabar atsidarius ir jį ragauja. Oi!